Savaitinė Forex rinkos apžvalga pristato Forex faktorius. Ateinantį savaitę rinkose neeilinė, nusimato pakankamai dideli judėjimai ir iš tikrųjų tiems, kurie pasilgo didelio volatilumo rinkose, iš tikrųjų geras metas bus ateinančią savaitę, bus gausus skelbiama svarbiausių ekonominių pranešimų. Forex Factor LT galite rasti savaitinį naujienų žurnalą, kuriame pateikiama daugiau informacijos apie ateinančią savaitę, mes jas visas tas situacijas pagrindė ir aptarsime šioje savaitinėje apžvalgoje. Iš tikrųjų, neseniai centriniai bankai, daugelis pasaulio centrinio bankų išreiškė susirūpinimą dėl mažo volatilumo rinkose, tačiau šis volatilumas greičiausiai sugrįš jau ateinančią savaitę. Iš principo tokį mažą volatilumą iki šiandien šiais metais iš tikrųjų lėmė pagrindę neaiškiai monetarinė politika tarp pagrindinių centrinių bankų, labai mažai centrinių bankų, kurie užsiminė apie palūkanų normos didinimus. Išskyrus Anglijos centrinį banką, kuris jau kalba apie tai, kad didins palūkanų normas, greičiausiai bus vienas iš pirmųjų centrinių bankų, kuris didinas palūkanų normas, dėl to mes turėjome tokį nemažą Anglijos svaro ralį. Kitos valiutos, euras, doleris, tiek Europos centrinio banko monetarinė politika buvo pakankamai tokia nuosaikiai ir vienoda, tiek ir Amerikos. Todėl pagrindiniai judėjimai ir buvo būtent intervaliniai range'uose. Aišku, Europinis centrinis bankas po truputį pradėjo didinti monetarinius stimulus ir čia jau po truputį galima laukti didesnio judesio euro dolerio poroje. Jungtinių Amerikos valstijų obligacijų pajamingumo mažėjimas iš tikrųjų pagrindinė priežastis, kuri duoda spaudimą doleriui ir neduoda brangti doleriui iki pat galo, kiek priklauso. Ir ateinančią savaitę iš 5 svarbiausių ekonominių pranešimų, jų bus ir daug gausiau, bet 5 yra kritiškai svarbus, 4 iš jų bus susiję su Amerika. Tai pirmiausia, Janet Yellen pusmetinė konferencija kongrese apie ekonomiką ir monetarinę politiką. Žinoma, kongresas greičiausiai užduos klausimą, kada bus ruošiamasi didinti palūkanų normas ir investuotojams šis klausimas ko gero labiausiai ir rūpi. Centrinis bankas ir Janet Yellen laikosi pakankamai geros strategijos ir iš tikrųjų kol kas rinkų nenuteikė palūkanų normos didinimui, kadangi centrinio banko tikslas pirmiausia yra pamatyti, kaip rinkos reaguos į obligacijų sumažinimo programą, kuri bus jau sumažinta jau spalio mėnesį. Praėjusią savaitę būtent Fedas pranešė, kad yra pakankamai neblogos ekonominio augimo perspektyvos, dėl to spalio mėnesį bus galutinai baigta kiekybinio skatinimo monetarinė programa, vadinama quantitative easing. Ir čia centrinis bankas laukia, kaip rinkos sureaguos. Ar labai stipriai didės obligacijų pajamingumas, kas būtų neigiamas toksai faktorius Amerikai. Ir tada, jeigu labai stipriai obligacijų pajamingumas didėtų, greičiausiai palūkanų normų didinimą tektų atidėti. Jeigu labai didelės rinkos reakcijos kažkokios tai audringos nebus, greičiausiai jau 2015 metų antrą pusmetį galima sulaukti Amerikos žingsnio didinti palūkanų normas. Kitas dalykas ateinančią savaitę tai yra Jungtinių Amerikos valstijų kompanijų pelno rodikliai. Atsiminkime, kad S&P 500 indeksas brangsta labai žvėriškais tempais pastaruoju metu ir šiais metais jis pasiekęs yra visų laikų rekordinės aukštumas. Ir praėjusią savaitę šiek tiek investuotojus sunerimo, investuotojai pamatė Wells Fargo kompanijos prastesnius rodiklius negu buvo tikimasi, pelno rodiklius. Ateinančią savaitę mes matysime JP Morgan, Google, Goldman Sachs ir General Electric kompanijos skelbs pelno rezultatus. Tai yra vienas iš rizikos faktorių ateinančią savaitę. Jeigu rezultatai būtų nuvilintis, tai sukeltų didelius išpardavimus S&P 500 indekse, kuris iš tikrųjų dažniausiai iš sezoniškumo pusės pasižiūrėjus smukimą labai dažnai pradeda per rugpjūčio-rugsėjo mėnesį. Artėjam link tos datos, kada galima sulaukti didesnio smukimo. Ir Kinijos antro ketvirčio BVP rodikliai. Jie žinoma daugiausiai įtakos žaliavinės valiutos, Australijos, Naujosios Zelandijos doleris. Pagal Kinijos rezultatus mes daugiausiai matysime, ant kiek pajėgus Naujosios Zelandijos doleris būtų kilti į naujas aukštumas. Jungtinių Amerikos valstijų mažmeniniai pardavimai bus skelbiami taip pat ateinančią savaitę. Iš tikrųjų, mažmeniniai pardavimai pagal mūsų prognozes išeis greičiausiai, kad geresni, kadangi buvo prieš keletą savaičių pasirodęs Johnson Redbook mažmeninių pardavimų rodiklis, kuris šoktelėjo nuo 3 iki 6%, kai tuo tarpu buvo prognozė nuo 3 iki 3,2%.
dvigubai viršijo lūkesčius prognozės. Na ir greičiausiai ir ateinančią savaitę JAV mažmeniniai pardavimai greičiausiai bus geresni. Anglijos tai 4 štai šitie faktoriai yra svarbus Amerikai. Tiek Kinijos, tiek JAV mažmeniniai pardavimai, JAV kompanijų pelno rodikliai ir Janet Yellen pusmetinė konferencija. Pelno rezultatai, jeigu jie išeitų blogesni, tai teigiamai veiktų Amerikos dolerį, krentant akcijoms, krentant S&P 500 indeksui, tai dažniausiai teigiama reakcija būna Amerikos doleriui, kadangi tuo pačiu metu mes matome išsipardavimus akcijose ir matome išsipardavimus dažniausiai, tai yra išsipardavimai obligacijose. Anglijos vartotojų kainos ir darbo rinkos duomenys, tai yra taip pat svarbus rezultatai ateinančią savaitę. Na, vartotojų kainų indeksą galima spėti, kad jisai bus arba toks pat, kokį prognozuoja, arba šiek tiek mažesnis, kadangi prieš tai mes matėme praėjusią savaitę parduotuvių kainų indeksas jis išėjo blogesnis negu buvo prognozuota. Na ir jeigu iš tikrųjų Anglijos duomenys išeitų blogesni ateinančią savaitę, tai lemtų didesnį Anglijos svaro išpardavimą. Matosi, kad pirkimo pozicijos, long pozicijos iš spekuliantų yra pasiekusios 7 metų aukštumas svaro dolerio poroje. Investuotojai jau yra įskaičiavę palūkanų normos didinimus, galimus didinimus, todėl labai svarbu sekti šiuo atveju infliaciją ir jeigu tik tais infliacija išeitų blogesnė negu kad prognozuojama, greičiausiai Anglijos svaras prasimuštų pro dabartinį esamą 100 punktų intervalą tarp 7,1-7,2. Ateinančią savaitę taip pat galima matyti, ant kiek yra rimti ECB ketinimai dėl papildomų monetarinių stimulų. Bus skelbiami Vokietijos ZEV instituto apklausos, tai rodo investuotojų lūkesčius, reiškia, turėsime pramonės produkciją, vartotojų kainos, infliacinis rodiklis, labai svarbus eurozonai, prekybos ir einamosios sąskaitos duomenys. Na, praėjusią savaitę euro dolerį labiausiai neigiamai veikia tai Portugalijos bankinio sektoriaus problemos ir šita rizika dėl Portugalijos bankinio sektoriaus išlieka, tai yra priminta investuotojams, kad ne tik Portugalija, bet ir visos periferinės valstybės turi panašių problemų, bankinis sektorius. Na, žinoma, greičiausiai sniego gniūžtės efekto visai Portugalija ir visai eurozonai šitos naujienos nesukels, tačiau vis dėlto šiokia tokia rizika yra. Ir praėjusią savaitę, kas yra svarbu, kad Europos centrinio banko keletas atstovų kalbėjo, ypatingai svarbus asmuo yra Novotny, kuris pasisakė, kad ECB nereikia imtis papildomų veiksmų. Tai jeigu ateinančią savaitę Mario Draghi, Europos centrinio banko vadovas, vėlgi tęs savo retoriką apie tai, kad Europa pasirengusi priimti monetarinius stimulus ir panašiai, greičiausiai rinkose tai per daug nereaguos, kadangi rinkos pripratę yra prie tokio Mario Draghi tono, dabar jau rinkos lauks konkrečių veiksmų. Apie Anglijos svarą kaip ir kalbėjome, kad reikalinga blogesni rodikliai iš Anglijos, kad pratęstų Anglijos svaras kritimą ir tas kritimas greičiausiai lemtų jau tokio trumpalaikio krentančio trendo pradžią. Jeigu pasižiūrėsime Anglijos 10 metų obligacijų ir Amerikos 10 metų obligacijų palūkanų diferencialus grafikus, tai mes matome pakankamai ryškų signalą, kad Anglijos svaras yra šiuo atveju jau yra pervertintas ir galima sulaukti didesnės korekcijos, didesnio kritimo. Kanados darbo rinkos rezultatai praėjusią savaitę, iš tikrųjų nustebino neigiamai daugelį investuotojų, tačiau tokią prognozę buvo galima tikėtis, laukti tokios prognozės iš vieno EV PMI, tai yra užsakymo vadybininkų indekso, darbo rinkos komponentas buvo tikrai blogas birželio mėnesį ir tikrai tiek prie sezoniškumo priderinus, tiek nesuderinus su sezoniškumu rodiklis gerokai smuko ir rodė, kad įdarbinimas mažėja darbo rinkoje. Tai buvo prarasta nemažai nepilno darbo vietų etatų, pilno darbo vietų etatų buvo šiek tiek daugiau, padidėja, tačiau tai nepagerino rodiklio. Bedarbystės lygis padidėjo, sukurta mažai naujų darbo vietų. Ar doleris Japonijos jena arti dugno, taip pat daugelį investuotojų kelia šitą klausimą, tai priklausys nuo to, kaip judės amerikietiškos obligacijos. Jeigu amerikietiško obligacijų pajamingumas ir toliau mažės, doleris jenas dar turi vietos smukti. Tačiau šiuo atveju mes turime tai, kad amerikietiško obligacijų kaina yra ties svarbių pasipriešinimų 125-25 zonoje. Jeigu šį pasipriešinimą įveiktų, pasiektų šių metų viršūnės kaina, tai yra būtų gegužės mėnesio 28 dienos viršūnės ir tai iš tikrųjų būtų toksai kaip ir ženklas, kad doleris pasiekė dugną. Tai dolerio dugnas yra arba jau dabar mes turime dolerį prie dugno ir dabar prasidės dolerio brangimas, arba dar šiek tiek palaukus, kada pasiektų stiprų pasipriešinimą.
obligacijų pajamingumas štai šitoje vietoje, gegužės mėnesį buvo 2,44 procentai, tai greičiausiai jau šiemet, būtų tikrai sunku patikėti, kad obligacijų pajamingumas dar galėtų mažėti. Taigi, vienas iš rizikos faktorių ateinančią savaitę taip pat ir amerikietiškų akcijų naujienos S&P 500 indekso judėjimas. Jeigu amerikietiškų akcijų, sakykime, būtų rodikliai nuvilintis, tai mes sulauktume dolerio Japonijos jenos taip pat didesnio pigimo, kadangi būtų didelis akcijų nuosmukis ir doleris jena taip pat greičiausiai pradėtų smukimą. Doleris jena kol kas, jeigu, sakykime, turinti sell pozicijas, galima tas sell pozicijas dar palaikyti, tačiau yra arti palaikymo 101.00, kur tikrai yra stiprus palaikymo lygis. Ir kad jie įveiktų, prireiks kažkokių tai ryškių fundamentinių faktorių. Ties 101.00, patarčiau visiems pardavėjams Japonijos jenos laikinai pasifiksuoti pelnus, vis dėlto judam dar intervale ir jeigu, sakykime, prie 101.00 susiformuotų ryškesnis signalinis baras, jau ieškoti pirkimo pozicijų. Būtent Amerikos dolerį su Japonijos jena reikėtų derinti su 10 metų obligacijų pajamingumo grafiku. Anglijos svaras, jisai pradėjo smukimą po truputį, netgi iš tikrųjų pasirodė blogesnė Anglijos rodikliai. Po blogesnių rodiklių Anglijos svaras vis dėlto kylo ir tas kilimas buvo, melagingas pramušimas, spastai buliams vadinami. Mes matome, kad korekcija po truputį jau užsitęsė ilgokai. Pagal Čikagos futurių komisijos CFTC duomenys matyti, kad long pozicijos yra pasiekę 7 metų aukštumas iš stambiųjų spekuliantų. Komerciniai rinkos dalyviai po truputį kapituliuoja, pradėdami eiti pagal trendą, pirkti Anglijos svarus. Dėl to mes galime galvoti, kad Anglijos svaro kritimas yra labai realesnis scenarijus negu kad kilimas ir ateinančią savaitę, būtent netgi nuo pat savaitės pradžios rinkos dalyviai greičiausiai pradės įvertinti tai, kad greičiausiai Anglijai išeis blogesni infliacijos rezultatai, kadangi mes turėjome BRC Shop Price Indexą praėjusią savaitę, kuris išėjo blogesnis. Tai iš tikrųjų, jeigu, sakykime, rinka po netgi atidarimo įveiktų valandinės žvakės, kuri paskutinė buvo prieš rinkos uždarimą, žemumas, galėtume sulaukti didesnio smukimo. Jeigu rinka sugalvotų kilti, sakykime, iki 7.200, 7.150, šitoje zonoje vis tiek ieškoti pardavimo pozicijų yra geresnis tiesiog scenarius negu kad pirkimo. Euras doleris išlieka signalas pardavimui. Iš tikrųjų, daily grafike formuojasi apverstos galvos pečių formuoti, bet fundamentaliai kažkokio tai pagrindo euro doleriui kilti porai kol kas nesimato. Dėl to geriausias pardavimas iš tikrųjų būtų, jeigu rinka įveiktų štai šitas žemumas, įveiktų 3.570 zoną. Tai būtų toks patvirtinantis pardavimo signalas, tačiau būtų galimybė ieškoti meškų spaudimo jau ir artimiausių metų. Susiformavo po kritimo šiokia tokia vėliava, judama intervale ir netgi po rinkos atidarimo, sakykime, jeigu rinka pasiektų 3.625 kainą, čia būtų galimybė pardavimus. Šitas kilimas tikrai pritraukia nemažai likvidumo, pritraukia pirkėjus, pastai pirkėjams, turim kritimą, suformavom žemesnę žemumą, turime žemesnės ir viršūnės formuoti ir žemiau slankaus vidurkio, netgi 15 minučių grafike jau būtų galima užeiti į short pozicijas. Sakykime, su USD Kanados dolerių situacija yra tokia, kad šiaip bendrai paėmus daily grafike mes matome didelį kilimo trendą nuo 2013 metų, korekciją jau nebegalima pavadinti štai šito kritimo, tai yra pilnas, galima sakyti, krentančią tendenciją, kuri išgyveno visus krentančios tendencijos ciklus. Turime dvigubo dugno formuoti, tikėtis žinoma, kad iš karto nuo pirmo impulso jau trendas apsisuks būtų naivu, greičiausiai bus dar kažkokia tai korekcija, labai dažnas būna atmetimas, parodimas, kad pramušimas yra melagingas ir štai šitoje vietoje mes turime dvigubą viršūnę. Dėl to, jeigu, sakykime, nuo šitos dvigubos viršūnės rinka pradėtų koreguotis, sell nepatarčiau pozicijų ieškoti, patarčiau ieškoti vis tiek long pozicijų, bet jau long pozicijų pasikoregavus ties 1.0685, kadangi vyksta status breakoutas, tokios didelės korekcijos gali ir nebūti, iki 1.0700 ieškoti pirkimo signalų, tai būtų pirma banga, antroje bangoje, ir trečioje bangoje paskui papildomai ieškoti pirkimų ilgalaikiam.
kadangi mes matėme, kad Amerikos dolerio obligacijų pajamingumas Amerikos iždo tai yra prie pat labai stipraus pasipriešimo, greičiausiai, kad Amerikos doleris prasidės dolerio brangimas, doleris yra netoli dugno, kaip ir minėjom, dėl to mes turime tokį didelį spaiką, didelį kilimą į viršų USD kedo poroje ir tai yra viena iš galimybių ieškoti pirkimo pozicijų. Euras Japonijos jena išlieka prognozė pardavimui ir tas pardavimus tikrai kas turi, sakykime, kol kas nesimato jokio signalo, dėl ko reikėtų atsisakyti pardavimo pozicijos visos pilnai veikia ir kol kas judėjimas buvo žinoma intervalinis, tačiau praėjusią savaitę jau tokia pakankamai agresyvaus kritimo savaitė. Eurui iš fundamentalios pusės nėra kažkokių tai fundamentalių faktorių, kodėl euras turėtų brangti prieš Japonijos jeną. Japonai papildomų monetarinių stimulų kol kas nesima. Euras Japonijos jena tai yra valiutų pora, kurioje buvo uždirbinėjama pastoviai iš palūkanų normos, ir mes matome savaitinėme grafike išplėtotos korekcijos pradžią, turime D tašką, į D taškas galimas iki 133 kainos. Tai čia yra tikrai nemaža galimybė suprekiauti euro UJPI poroje short pozicijose. Dabartinis kilimas tai nėra kylantis trendas, tai yra tiesiog vėliavėlė arba pleištinis judėjimas po krentančios bangos ir trendo pratesimas turėtų būti artimiausiu metu, dėl to reikėtų ieškoti short pozicijų. Kol kas pardavėjams stop loss reikėtų statyti ties 138,70 didesnį stop lossą. Jeigu rinka koreguotųsi daugiau iki 138,25 vis tiek išlieka short pozicijos. Ir tos nuomonės dėl short pozicijų nekeisim, kol rinka neįveiktų 140 zonų. Tik tais įveikus 140 zoną būtų galima galvoti, kad tendencija jau pasikeitė ir galima galvoti apie kažkokią kitą tendenciją, apie kitos tendencijos pradžią. Jeigu pasižiūrėsime į Naujosios Zelandijos dolerį su doleriu, jisai yra pasiekęs jau mėnesinėme grafike visų laikų aukštumas ir ateinantį savaitę Kinijos rodikliai parodys, ant kiek Naujosios Zelandijos doleris yra pajėgus tiesiog kilti toliau. Artimiausiu metu laukiame tikrai Naujosios Zelandijos dolerio didesnės korekcijos, didesnio atšokimo nuo tų visų laikų viršūnių. Po truputį rodosi iš price actiono, kad yra pakankamai rimtas bulių išsikvėpimas. Kiekvieną naują viršūnę labai greitai stabdo meškos, turime trigubos viršūnės formuoti. Ir jeigu rinka, sakykime, suformuotų žemesnę žemumą, įveiktų penktadienio dienos žemumas jau pirmadienį atsidaręs rinkai, būtų galima galvoti apie short pozicijas. Stop lossai ties 89,00 turėtų būti tokie stop lossai saugus. O pelno tikslai čia jau reikėtų, kadangi prekyba prieš trendą šituo atveju yra, tai reikėtų ieškoti 3:1 pelno nuostolio santykio. Tai yra visada, kada einama prieš trendą, 2:1, 3:1. Nes kitaip prekiauti prieš trendą aplamai neapsimoka. Tai tiek svarbiausių momentų, dar be to pamirščiau pažiūrėti auksą ir greičiausia tai yra logiška taip pat pasižiūrėti aukso grafiką ateinančiai savaitį pasiruošti. Kas link aukso, iš tikrųjų neskubėčiau pardavinėti aukso, greičiausiai po tokio breakouto kilimas prasitęs iki 1,375, tiesiog pritrauks galutinai tą kainą, ties kuria yra gera kaina pardavinėti auksą, tai yra 1,400 ir tik tada ieškoti short pozicijų. Kol kas short pozicijų signalo short pozicijoms aukse nėra ir laukime galutinio to magnetinio pritraukimo prie 1,400, 1,375, toje zonoje bus galima ieškoti pardavimų. Tai tiek svarbiausių momentų ateinančią savaitę. Volatilumas greičiausiai tikrai bus labai didelis, dėl to progų prekiauti tikrai bus.